Taigi sveiki, manau visi esate matę nenaudojimų baterijų surinkimo dėžutes parduotuvėse ar degalinėse ar mokyklose. Tai laikantis teisinių aktų, baterijų gamintojų ir importuotojų įsteigta organizacija turi iš savo surinkimo taškų surinkti tas baterijas ir jas perduoti perdirbimui. Bet visa problema yra tame, kad būtent ta organizacija nemato savo surinkimo taškuose realios situacijos. Tai yra nemato tų dėžučių užpildymo lygio, ar jis yra pilnas, ar jis yra tuščias. Tai šiai problemai mes siūlome sprendimą. Sprendimas yra iš dviejų dalių. Tai pirma dalis yra atnaujintos pačios dėžutės su įmontuotu davikliu, kurio pagalba bus galima fiksuoti tą užpildymą. Ir antroji dalis tai yra pati informacinė sistema, kuri leis būtent įmonei stebėti realią situaciją savo punktuose surinkimo ir pagal šią informaciją galės planuotis maršrutus, galės stebėti kokiu dažnumu į vieną ar kitą punktą nešamos baterijos, taip pat galės stebėti baterijų vagystes, nes yra tokių atvejų, kur žmonės vagia iš tų punktų baterijas ir neša jais į supirktuvę. Ir nauda tai yra efektyvesnis pats surinkimo procesas, efektyvesnis tų pačių taškų išdėstymas teritorijoje, taip pat apsauga nuo vagysčių, laiko taupimas bei kuro sąnaudos. Ir konkurentų, kurį mes įskiriam, tai yra žmogus dirbantis viename iš tų taškų, kuris yra įpareigotas būtent pranešti apie užsipildymą, ar jos yra pilnas ar ne, bet dėl savo pareigų jis to tiesiog nedaro, arba užmiršta. Gerai, dėkui. Taip, tai minutė dabar pasitarti. Aš norėčiau nuomonę. Aš manau, kad tai labai įdomi sistema ir manau, kad tai bus pritaikoma ne tik tai baterijoms. Jau galima ir buitiniam konteineriam patačią sistemą. Tokia bus apsauga nuo vagysčių. Tai būtent ta organizacija matys, kur dažniausiai vagiamos baterijos pagal tą kiekį baterijų. Jos stebės skirtumą, ar jų sumažėja, ar jų padaugėja. Ir būtent ten, kur dažniausiai yra vagiam, tai tiesiog uždės spynas ant tų dėžučių. Gerai, tinklininkai. Kaip mes tada? Pasiruošę? Tai iš tikrųjų labai informatyvus ir aiškus pristatymas, yra jau aiškiai idėja, kokia bus yra žinoma, tai tas labai patiko. Yra pavyzdžiai, viskas, nežinau iš tikrųjų ką patobulinti, gal kaip nors daugiau su auditorija dar bendrauti, tarkim, paklausti ten kiek baterijų, ten nežinau, ar nešat, ar nenešat kažką. Gerai. Morė. Vėlgi norėtume padaryti, kad aiškiai išdėstyta situacija, aiškiai paaiškinta, kokios yra problemos, kokie galimi sprendimai, o patobulinti tai siūlytume galbūt sumažinti informacijos kiekį, kad galima padaryti minutę. Ir taip pat patiko tas pastebėjimas, kad galbūt bendravimas su auditorija kažkas interaktyvumui pagerinti. O kas tai galėtų pavyzdys būti? Pavyzdys buvo, kad nusikėlimas. Ok, juokelį, prašau. Kaip tokia pradžia palūžimo. Gerai, ir... Nes gana techniškas pristatymas. Gerai, dėkui. Muziejaus gidas. Mums taip pat labai patiko pristatymas, nes buvo viskas pasakyti ir sprendimas, ir idėja, ir nauda. Viskas aišku suprantama. O patarimai tai tikriausiai stengtis kitą kartą tilpti minutę laiko. Taip. Ar tikrai buitiniuose konteineriuose tokios sistemos dar nėra? Ne. Lietuvoje. Lietuvoje tai tikrai, kad ne. Bet kitur. Suomijoje? Bet prie konteinerių būtent tai būtų gan sudėtinga. Ne, davikliai, bet tai imėm tiesiog mažesnę sferą.
Tai dėl buitinių konteinerių buvo klausimas, iš tikrųjų komanda turi dar vieną idėją, tai 1 minutę dar labai norėčiau paprašyti jūsų dėmesio, nes komanda dabar nežino, kuriuo keliu eiti. Ar eiti apie baterijas, ar eiti apie buitinius. Tai vat minutę laiko, matyt komentarų mes feedbacko nerinktume. Tai Juliau, pristatyk tada. Sveiki, aš esu Julius ir antra mūsų idėja yra susijusi su rūšiavimu. Tikriausiai visi esat pastebėję perpildytus rūšiavimo konteinerius, atliekos kaupiasi aplinkui, o taip pat yra išrūšiuotos netinkamai, popierius plastike, stiklas popieriuje ir iš to kyla dar viena problema. Vežėjai yra priversti versti visas atliekas į vieną mašiną, jas dar kartą perinkti arba išversti bendram sąvartyne, o tai kelia didelį žmonių pasipiktinimą ir tikrai neskatina rūšiuoti. Taigi mūsų idėja turėtų išspręsti visas šias problemas iš karto. Į konteinerį montuojamas priedas turėtų atpažinti jį įdėtą atlieką, jį tinkama perdirbti ar ne, ir jeigu jį tinkama priimti į konteinerį, o jei ne, grąžinti atgal. Taip pat su grąžinimu dar reikėtų su saugumu pagalvoti, bet tai išspręsim. Už gerai išrūšiuotas atliekas žmogus gautų, pavyzdžiui, viešojo transporto bilietėlį arba kitokį materialinį paskatinimą. Taip pat į konteinerį papultų tik tai perdirbimui tinkamos atliekos, būtų užkirstas kelias vagystėms ir galima būtų planuoti maršrutą laiku išvežti atliekas. Gerai, ačiū, Juliau. Klausimas dar. Ne klausimas, bet tokį kaip patarimą norėčiau duoti. Kad, tarkim, jūs sakėt, kursit tą atpažinimo sistemą ir visą kitą, kodėl jums nedaryti taip, kad, tarkim, būtų didelis konteineris ir atpažinus atlieką į tam tikrą dalį tiesiog nustumtų tą atlieką. Ir viename konteineryje tada nereiktų to grąžinimo atgal, nebūtų to rejection. Yra dar viena problema, ne visos atliekos tinkamos perdirbti. Tai būtų tokios sektoriai, stiklų, popieriui. Taip pat sukurti naują infrastruktūrą, pastatyti naujus didelius konteinerius su skyriais būtų labai brangu ir nemanau, kas tuo užsimtų. Sakykime, mūsų priedų pranašumas turėtų būti jis pigus, nedidelis ir montuojamas jau į esamus konteinerius, į tą apvalę skylutę, kuri ten yra. Tai reikėtų tik tai jį ten įdėti ir pajungti, kad jisai veiktų. Taip pat ta sistema veiktų visą parą. Gerai, ačiū Juliau. Sekanti komanda muziejaus gidas.